Sveiki visi, su jumis sveikinu aš, Edvis Mosteika, ir šiandien filmuoju savo pirmąjį Minecraft Pocket Edition epizodą saloje ir, žinoma, pirmąjį video mano YouTube'ės kanale. Tai iš tiesų esam tokioj vienoje saloje ir galiu aš to jums aprodyti. Tai salą šiaip jėmiau net tokia jau didelė, aišku. Aš aišku norėčiau dabar jums aprodyti visą tą salą, kaip jie atrodo, aplakstyti visą salą, bet nenoriu gaišti labai daug laiko brangaus, aišku. Tai vat, ir ten biški, ką tik pastebėjau, kad ar ten ne sala. Gerai, tebūnė. Tai iš tiesų būčiau ėmęs mažą salą, bet ėmiau didelę, nes kažkaip galvoju, buvau radęs tokią labai mažą salą, bet galvoju, labai mažoje saloje būtų buvę neįdomu žaisti kažkaip. Tai galvoju, gal aš paimsiu tiesiog tokią, nei mažą, nei labai didelę salą ir kažkaip man bus geriau. Tai jo. Kertam dabar medį. Na, aišku, jūs matot, kad kertu medį, tai va. Tai pasigaminu workbench'ą dar pagaliuku, aišku, tai va. Ir nieko nelaukdamas, aš manau, gal pasidarau dar ir pikeksą. Ir einam mes jaučiu, linksmai arba nelinksmai cobblestone'ą kirst. Nes aš esu pratęs iš karto vos tik į pasaulį kokį nors, sugeneruoju ar dar kažką. Šiaip ne aš generuoju pasaulį, o pats Minecraftas. Aš žinau, aš biškį nusišneku, bet nekreipkite dėmesio, gerai? Aš šiandien linksmos nuotaikos. Tai vat, iš tiesų, Aš visą laiką esu pratęs, kai pradedu išlikimą kurti, tai iš karto einu prie tokio reikalo, kaip cobblestone'ą kirsti, pasigaminti akmeninius įrankius, nes taip tiesiog patogiau kažkaip yra man. Gal tik man taip, nežinau, bet aš iš karto noriu taip padaryti, nes žodžiu. Suprantat, ką turiu omeny. Manau, visi tai suprantat, ką turiu omeny ir, oh my god, nejaugi sodinukų nebus. Hebryte, man vienam taip atrodo, ar sodinukų nebus. Nu ką, nieko nepadarysim. Tai iš tiesų, čia šitą pasigaminam, čia iš šitą, man dar medžio. Pala, ką turiu? Man dar tebrieka kirvio. Tai kirvį pasigaminam. Ir viską čia tai mes gražiai susidėliojam, aišku, ir nusikertam šitą dalykėlį. Tai iš ties, pagal mane sala yra, aš aišku visos salos dar nevaikščiau čia, bet pagal mane, kiek aš kol kas žiūrėjau, tai sala gan iš tikrųjų faina man. Bent jau man buvo labai faina sala. Ir iš ties man atrodo, kad mes negausim to sodinuko. Kas man žiauriai gavom sodinuką, oh my god. Koks geras dalykas. Tai šiaip ir einam gal, iš tikrųjų eikim apžiūrėti tas apylinkės. Nežinau, labai noriu apžiūrėti tą salą. Gal geriau nesprintinsiu, nes labai greitai maistas jamasi. Tai man atrodo, čia vienas tokioj didelėje saloje ir yra medis. Nėra, o buvo. Tai tiek. Tai šis epizodas nemanau ar bus labai įdomus, tiesiog gal šį epizodą jaučiu apžiūrėsim šitą salą ir gal kokį nors tuneliuką įsikasim kur nors, nežinau net. Tiesiog iš karto pranešu, kad nemanau ar bus įdomus šis epizodas, tai Jūs čia aišku dabar pamatę šį epizodą galvosit, tai naujokas čia nieko gero nesukurs, nieko čia gero nebus, bet,
kaip sakoma, tikrais youtuberiais negimstama, o tampama. Tai vat. Turėkit ir jūs tai galvoje. Manau, kiekvienas tai jau daugelis, kas galvoje tai turi. Tai vat. Iškart dar noriu pranešti, kad labai dažnai sakau žodį tai vat. Pavyzdžiui, su kokia mama Skype'u šneku visą laiką, arba su sesė šneku Skype'u arba telefonu, tai visą laiką sakau tai vat. Dažniausiai tai vat sakau, kai... Nu, nesmerkit per daug, aš nusišneku dabar, bet aš noriu pabaigti viską sakyt. Tai dažniausiai tai vat tuos du žodžius sakau, kai neturiu ką pasakyti. Tai turėkit tai omeny. Nes dabar, kol aš YouTubinsiu, tai jaučiu ir milijoną kartų sakysiu aš tai vat žodį. Tai va, vėl tai vat sakau. Na gerai, baigiam su tuo tai vat ir žaiskim normaliai po galais. Iš čia aš jau nusišneku. O gerai, workbench'ą pasiėmiau, tai iš tiesų man praversijas. Dar žinoma, furnesą pasidedu, aš noriu įsikepti dar. Ai, man atrodo, ne taip reik daryti. Man atrodo, čia taip, o čia jo. Gerai, viskas aišku. Daugiau klausimų neturiu. Bet jau aš. Tai čia tokį pradžiai kambariuką, ne kambariuką, kaip čia pavadinti, net nežinau, bet kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, kaip sakoma. Tai va. Jo, tai galim sakyti, pavadinti ir kaip mini kambariuką. Aišku, į viešbučio kambarį čia iš vis nepanašu, bet aš ir nenoriu šiaip viešbučio kambarys, kad čia būtų. Okei, tai šiaip... Ką galiu padaryti, tai dabar net neįsivaizduoju, gal einam dar kažko paieškoti, kol neatėjo naktis, tai net neįsivaizduoju ko. Sodinuką pasiėmiau, viskas okei. Tai jo. Iš tikrųjų, net nežinau aš dabar, ką mes dar galim nuveikti šį epizodą. Mano manimu, gal toks ir galėtų būti šis epizodas. Manau, gali ir normaliai būti, nes nenoriu labai ir viršit epizodo to. Suprantat, nenoriu per ilgo epizodo padaryti. Tai dar iškart pranešu, kad galiu filmuoti tik... Video galiu filmuoti tik 15 minučių, neilgiau, tai vat. Iš tiesų, biški nelabai fainiai tai tas yra. Nu, kaip yra, taip yra. Jo. Gerai, tai aš čia jaučiu apsitveriu jau biški. Ai, čia gal dar palikim biški. Nu va. Ir visai neblogai jau galim sakyti. Nu, gerai, nesmerkit. Iš tikrųjų blogai. Bet nekreipkite dėmesio. Tai va. Aš ir vėl su to tai va. Gerai, žmonės, kadangi pradedu jau nusišnekėti, tai manau, toks ir tebūtų mano epizodas. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti like. Užprenumeruoti mano kanalą, komentuokit, kas buvo šiame video negerai. Aišku, jau žinau, kokie bus komentarai. Tu nūbas, nemoki žaisti ir visiškai neįdomus tavo video buvo šis. Bet, kaip sakiau, dėl pirmo video gerų youtuberių netapsi ir dar noriu pakartoti, kad YouTuberiais negimstama, o tampama. Tai turėkit, prisiminkit tai omeny. Turėkit tai omeny. Gerai, pataisiau. Tai, jo,
Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti like, užprenumeruoti mano kanalą, komentuoti ir pasidalinti vaizdo įrašus su savo draugais, jeigu aišku norit. Tai see you later!